Sveiki gyvi įsijungę mūsų mėnesinę ataskaitą, šį kartą už gegužės mėnesį ir taip pat papildyta bus visų metų ataskaita, todėl kad jau turim 12 mėnesių rezultatą, kur mes investuojam tik savo šeimos narių pinigus ir kad tai nebūtų vien tik tai sausa informacija investuotojams, taip pat video gale aš pasidalinsiu savo 5 mėnesių į priekį investavimo planu ir taip pat SpaceX investavimo strategija, kadangi birželio mėnesį turim IPO SpaceX kompanijos, aš pasidalinsiu planu, ar mes planuojam pirkti šios kompanijos akcijų, ar vis dėlto ne. Vaizdas mūsų Google Finance įrankiai yra toks. Per paskutinį mėnesį neinvestavom nei €1 papildomai, tiesiog atlikom nedidelius pakeitimus pačiam portfelio viduje už keletą tūkstančių eurų. Situacija iš didžiausių pozicijų pernelyg taip pat nepasikeitė, apart kompanija SES, Europos palydovinė ryšio tiekėja, šiek tiek šovė į viršų, tai iš esmės neturiu problemų turėti SES kaip vieną iš didžiausių pozicijų, todėl kad strategiškai Europai tai yra labai svarbi kompanija, kaip nepriklausomybė nuo Kinijos ir Jungtinių Amerikos valstijų, kas liečia saugumą kosmose. Nepaisant visko, vis dar matau software ir iš software segmento pas mus Duolingo, Intuit kompanijas, matau kaip didžiausias galimybės šiai dienai įsigijimui. Circle Internet Group taip pat įdomu stebėti ateinančius mėnesius, kaip klostysis su šios kompanijos akcijos kaina, kadangi turėtų paaiškėti, ar už stablecoinus vis dėlto bus galima mokėti palūkanas ar ne. Kaip ir minėjau, per gegužės mėnesį papildomai neinvestavom nei €1 iš šono ir visiškai turim organišką prieaugį 27 000 eurų per kalendorinį mėnesį, tai pastarėjai 2 mėnesiai su visa rinka daugiau mažiau sekasi neblogai, tai turim 6,5% prieaugį per gegužės mėnesį. Didžiausi laimėtojai per mėnesį tai visos be išimties kosmoso kompanijos, Spire Global, SES, Iridium Communications ir Rocket Lab, visos uždirbo nuo 30 iki 70% grąžą, procentinė išraiška, kadangi SES mūsų alokacija yra viena didžiausių, tai ir eurinė išraiška. Papildomai šita pozicija mums uždirbo 7 000 eurų. Turiu paminėti, kad kadangi tas kosmoso kompanijų toks rock'n'rollas dabar vyksta pagrinde dėl artėjančio SpaceX IPO, tai aš nusprendžiau šiek tiek sumažinti mūsų alokaciją į Spire Global. Šiai dienai nukirpom nuo 3% iki 1,5% portfelio alokaciją ir Iridium Communications taip pat per pusę nukirtom ir susimažinom mūsų alokaciją į Iridium kompaniją. 4 pralaimėtojai finansinio sektoriaus, fintech, neobankai, kriptovaliutos, finansinė software kompanija, Intuit, nuo -9 iki -15% ir eurinė išraiška taip pat Intuit, mūsų didžiausias pralaimėtojas per gegužės mėnesį, sumažinęs mūsų grąžą per 2000 eurų. Vienas svarbiausių faktų tai yra apskritai, kaip mums sekasi investuoti pinigus savarankiškai, jeigu mes pasilyginam su indeksu. Indeksas lyginamasis yra S&P 500, tai 500 didžiausių Amerikos kompanijų. Tai jeigu tą visą sumą, kur mes suinvestavom per metus laiko, mes būtumėm tiesiog nusipirkę indeksą, ką mes būtumėm šiai dienai turėję, tai rezultate mes turim uždirbę 3 000 eurų daugiau, negu būtumėm suinvestavę į indeksą. Ir čia jau yra taip pat įskaičiuota ir valiutų skirtumas. Tai
Aš žiūriu pozityviai šitą, mes nors ir 1% pavyko aplenkti indeksą, esmė yra tą indeksą, aišku, arba aplenkti, arba turėti bent jau panašią grąžą, per ilgesnį periodą, bent jau 3 metus ar 5 metus vidutiniškai iš eilės. Bet priežastis, kodėl aš žiūriu pozityviai, todėl kad matosi ir šitoj pagal baltą trajektoriją portfelio vertės. Tai matosi, kad mūsų portfelis išgyveno tokį mini bear marketą ir tas mini bear marketas iš pradžių tai buvo su kriptovaliutom sąlygotas bear marketas nuo spalio mėnesio. Kriptovaliutos ir bitcoinas išgyveno bear marketą maždaug apie 30% susitraukimą ir taip pat nuo sausio mėnesio mes išgyvenam bear marketą mūsų software kompanijai. Ir kita priežastis, kodėl aš žiūriu pozityviai, todėl kad mums pavyko susimažinti alokaciją į spekuliatyvias kompanijas, tai reiškia nepelną generuojančios ir vis dar pinigus deginančios kompanijos užėmė daugiau negu 10% mūsų portfelio, šiai dienai užėmė 9%. Ir geriausiai tą mano pozityvumą turbūt pavyktų parodyti per šitą portfelio pjūvį, tai pavyko sudaryti pjūvį, kiek mūsų portfelio yra alokuota tiesiogiai į software kompanijas, kurios išgyveno bear marketą. Tai į šitą software segmentą taip pat yra įskaičiuotas ir bitcoinas, ir ethereumas, mūsų kriptovaliutos, todėl kad tai tiesiogiai koreliuoja, kaip rodo istorija, tiesiogiai koreliuoja kriptovaliutos su software kompanijų akcijom, tai ir galima ir privesti iš tikrųjų, kad bitcoinas ir ethereumas tai iš tikrųjų yra tiesiog technologija, tai yra programinė įranga iš dalies ir tai yra kaip įrankis pasiekti finansinius kažkokius tai tikslus. Tai jeigu 23% mūsų portfelio išgyvena bear marketą ir yra nuo 25% iki 30% minuse kaip Duolingo ir mes vis tiek aplenkiam 1% S&P indeksą, ką daugeliui ir beveik 90% pagal statistiką profesionalių investuotojų nepavyksta aplenkti indekso, tai aš labai pozityviai žiūriu į tai. Ir reiškia, kad ilgojų periodų, jeigu mes perkam nuvertintas kompanijas arba kriptovaliutos ir jeigu, išsisklaidžius visiems neigiamam sentimentui, mes iš tikrųjų atrasim tas kompanijas, kurios ilgojų periodų bus laimėtojos ir nepaveiktos vis dėlto dirbtinio intelekto, o tik tai įgalinančios tą dirbtinį intelektą pelno maržoms didinti ir augti dar greičiau ir sparčiau, kas mano supratimu ir yra Duolingo kompanija, kas mano supratimu ir yra Intuit kompanija, tai mes susidarom labai neblogas sąlygas ateinančiais metais į priekį, didindami ir užsipirkdami tas nuvertintas kompanijas, kad mums ir toliau pavyks sėkmingai aplenkti S&P 500 indeksą. Iš tikrųjų, aplenkti indeksą kiekvienais metais yra žiauriai sunkus dalykas ir beveik neįmanomas, jeigu mes skaičiuojam metai iš metų, tai tikrai bus tokių metų, kada mums nepavyks aplenkti to indekso ir viskas su to yra tvarkoj. Ir čia nėra kažkas tiesiog labai paprasto. Ir tol, kol investavimas man teiks reikšmę ir tol, kol mes investuosim į tas kompanijas, kuriom man bus įdomu domėtis ir, kaip ir minėjau, kurios man turės reikšmę ir mes žiauriai neatsilikinėsim nuo bendros rinkos, nuo indekso, tol man tai yra ok. Investavimas į SpaceX kompaniją birželio mėnesį, mano atsakymas yra ne. Ir ne todėl, kad tai yra bloga kompanija, tai yra gera kompanija, tai yra puikia kompanija, tai yra žmonijos ateitis. Bet ir, jeigu ta kompanija sulauks kulto kompanijos įvertinimų, kas yra panašiai ir su Tesla, tai
Aš su tuo sutinku, bet aš nenoriu būti šitos kompanijos akcininku kol kas, tol, kol kompanija auga 15% per metus pajamos, tol man tai yra per mažai. Na, mes taikome kompanijas tokios, kurios uždirba pinigus ir kurios nėra įvertintos 100 price to revenue į akcijos kainą su metiniam pajamom 100, tai iš karto padaro kompaniją labiausiai įvertintą kompaniją rinkoje. Antra pagal dydį kompanija įvertinta netoli to 75 multiplikatorius, na, Palantir, ji bent jau auga po 50 ar 40% į metus. Tai visa problema yra per lėtas augimas, per mažos pajamos ir mes neplanuojam dalyvauti ir jau geriau 100% jausiuos ramiau, neįsigydamas, na, kulto kažkokių tai vertinimų, o įsigydamas geriau Google kompanijos akcijų, Amazon kompanijos akcijų. Ir bendrai, kaip ir minėjau, 5 mėnesius į priekį planas yra toks, kad minimaliai planuojam užsipirkti arba iš viso nedalyvauti ir tiesiog stebėti, kaip vyksta, kas vyksta rinkoje. Istoriškai jau nuo sausio mėnesio aš turėjau šitą grafiką. Istoriškai per midterm election, per vidurio rinkimų metus rinkos reaguoja pirmą ketvirtį stipriai ir mes turim šiais metais. Nuo sausio mėnesio, nuo metų pradžios turim stiprų kilimą ir istoriškai, vidutiniškai per 200 metų, kada vyksta šie rinkimai, akcijų rinkos antrą ir trečią ketvirtį reaguoja neigiamai ir kai kurių stiprių analitikų, vertinamų pasaulyje analitikų nuomonė, rinkos netgi gali išgyventi bear marketą ir kristi nuo 15 iki 30%. Tai kadangi, na, mes nežinom, kaip bus, bet ta istorija ir ją reikia atsižvelgti, aš manau, ir geriau šiek tiek palūkėti su dabartiniam rinkos įvertinimais, su visais šitais ateinančiais IPO. Tikrai matau daugiau rizikų negu galimybių šiai dienai, tai tiesiog susilaikysim ir nedalyvausim. Galbūt iki rudenio, galbūt anksčiau, pažiūrėsim, kaip klostysis. Na, pasidalinsiu kiekvieną mėnesį, ką aš apie tai galvoju ir ką mes planuojam daryti toliau. Ačiū, kad žiūrėjot ir iki kito karto.